man čia būti, malonu visą laiką grįžti į Alma Mater, kur ir pačiam pavyko užsitarnauti fizikos magistro diplomą, tai šiandien tenka man tokia garbė ar kaip nelaimė sakyti sveikinimo nuo vienos nemėgstamiausių ministerijų, nors turėtų gal finansų būti, bet finansų ministerija viena mėgstamiausių pagal visuomenės nuomonės. Ir čia yra labai įdomus dalykas, nes fizikų draugija šiais metais švenčia 60 metų jubiliejų, na, ta pati Švietimo mokslo ir sporto ministerija švenčia 250 metų jubiliejų, nes tada buvo įkurta pirma pasaulyje švietimo ministerija, tai tuometinė Abiejų Tautų Respublikos edukacinė komisija. Tai laimė ir nelaimė, tai apvalius jubiliejus visą laiką tek švęsti kartu ministerijai kartu su draugija. Bet aš nedaug žodžiaudamas tiesiog galvoju, aš tai gimiau tikrai vėliau negu buvo draugija įsteigta ir man vienintelis įdomus faktas tai yra tas, kad pasirodo netgi FIDI prasidėjo vėliau negu buvo draugija įsteigta. Kas kaip studentam visą laiką atrodė, kad FIDI jau toks pirmas rimtas organizuotas daiktas fizikų Lietuvoje, bet pasirodo ne. FIDI prasidėjo keletą metų vėliau. Ir tiesiog aš noriu perskaityti ministro žodį, jis jį čia parengė ir kad tiesiog jau ne savo žodžiais, bet tai tada perskaitysiu ministro sveikinimą. Gerbėmieji, sveikindamas Lietuvos fizikos draugijos 60-mečio jubiliejaus progą, nuoširdžiai dėkoju už neįkainojamus jūsų nuopelnus Lietuvos ir pasaulio mokslui, už Lietuvos vardo garsinimą. Fizika yra fundamentalus mokslas, padėjęs pamatą technologijų ir visuomenės naujų mokslo krypčių vystymuisi. Fizikai visada yra visuomenės priešakėje, savo atradimais tiesia kelius į jos gerovę, sprendžia daugybę laikmečio iššūkių ir kuria ateitį. Be jūsų drąsių įžvalgų ir juvelyriškai atidaus darbo būtų neįmanoma ne tik mokslo, bet ir visos visuomenės bei valstybės pažanga. Dėkoju už tai, kad būrėtės į bendruomenę, palaikote ir skatinate glaudžius tarpusavio ryšius, skatinate ir visuomenės narius atrasti įdomų ir kupiną atradimų gamtos pasaulį, drauge panirti intriguojančias įstabias fizikos mokslo paslaptis. Linkiu Lietuvos fizikų draugijai, visiems jos nariams bei bičiuliams kūrybinio įkvėpimo, jaudinančio atradimų, stiprių ryšių, sėkmingo sumanimų įgyvendinimo. Nuoširdžiai Gintautas Jakštas, Švietimo mokslo ir sporto ministras. Tai Gražina, gal tada aš jums įteiksiu ministro žodį. Ir koks jubiliejus be dovanų, tai pirmiausia gėlės, kadangi jums tenka tokia garbė per jubiliejų vadovauti draugijai, tai galėsit šitas gėlės tikriausiai pas save pasidėti, prašau. Ir čia dar nuo ministerijos tokia viena dovanėlė, tai vis tiek fizika toksai darbas, kuris yra intelektualus, reikalauja daug mąstymų ir pakankamai intensyvus, tai kai norėsis mažiau intelektualios veiklos ar valdybos nariams, ar dekanate, ar kažkur, tai šachmatai.